Čia pateikiama transporto judėjimo schema iš mūsų kvartalo. Tai yra vienintelis išvažiavimas į Pylimėlių gatvę, nes Sezemano gatvė yra bent pusė eismo. Važiuojame Simanavičiaus gatve pro ženklų gyvenamoji zona pažymėta gatve. Važiuojame į Počobuto gatvę, kuri yra kalvota ir staigiais posūkiais. Išvažiavimas į Pylimėlių gatvę, į vieną miesto susisiekimo arteriją. Čia dėl matomumo avaringiausia vieta, nes kairį posūkį neįmanoma padaryti piko valandomis. Simanavičiaus gatvės akligatvis, kurio gale ruošiamasi statyti daugiabutį, aplink individualūs vienbučiai, dvibučiai namai ir mažas nedidelis kotedžiukas. Ten gale bus statomas daugiabutis. Gatvė be šaligatvių, asfaltas įrengtas mūsų lėšomis, artėjo link sankryžos Sezemano gatvės. Įvažiavimas į Simanavičiaus akligatvį, gatvė be šaligatvių. Filmuoju įvažiavimą į Simanavičiaus gatvės akligatvį. Čia dar vienas sklypo vieta vienbučiai. Miško keliukas. Čia išvažiavimas į Počobuto gatvę. Čia daugiabučio nauja vieta. Ir čia yra Sezemano gatvė. Ženklas gyvenamoji zona, pro kurį turėtume pravažiuoti į Počobuto gatvę. Ir čia šitai vietai dar numatoma statyti daugiabutį. Planuojama daugiabučio vieta. Priešais vienbutis statomas naujas namas, ten dvibutės, čia vienbutis. Į Pylimėlių gatvę, Sezemano gatvę, eismas draudžiamas. Su vežimėliu turbūt nepavyktų pravažiuoti, o ten... Simanavičiaus gatvės išvažiavimas, automobiliai laikomi gatvėje, pravažiavimas sudėtingas. Ir čia Simanavičiaus 15 sklypo vieta daugiabučio. Planuojama daugiabučio Simanavičiaus 15 vieta, medžiai aplinkui. Išvažiavimas būtų iš sklypo Sezemano 15 ir veikimas link Počobuto gatvės. Išvažiuojame į Počobuto gatvę iš Simanavičiaus. Aplinkui statomi automobiliai. Čia šaligatvis vienoje pusėje gatvės. Posūkis link Počobuto gatvės. Šaligatvių nėra. Iš vienos pusės tik tai. Staigi nuokalnė. Čia šaligatvė tik tai vienai pusėje. Staigi įkalnė. Čia sugebama po darbo laikyti automobilius šioje vietoje. Čia planuoja statyti daugiabutį šitai vietoje, aukščiausiai vietoje. Šaligatvių nėra abiejose pusėse. Važiuosime link to pavojingo posūkio, vienintelio išvažiavimo iš mūsų rajono į Pylimėlių gatvę. Nors filmuoju ne piko valandą, bet automobiliai stovi ir trukdytų valyti sniegą ir privažiuoti tarnybom. Čia ištisai parkuojami automobiliai. Rytais čia pravažiavimas labai sudėtingas ir dėl posūkio, ir dėl laikomo automobilio. Ir va dabar mes susitinkam su automobiliu ir neaišku, kaip prasilenkti. Išvažiavimas į Pylimėlių gatvę, ženklas gyvenamoji zona baigėsi, staigus toks posūkis, iš anos pusės matomumas nesimato. Įkalnė staigi, prieš išvažiavimą Pylimėlių gatvę važiuojam, šaligatvis 0,5 metro, iš kitos pusės šaligatvio nėra. Susiaurėjimas buvo gatvės ir užleis kelią priešais važiuojančiam automobilį. Čia
šiemet sutvarkė ir padarė bent šaligatvį, bet jis nėra saugus, nesiekia ir metro. Čia mūsų urbanistinis kontekstas, šedevras, puošmena Pylimėlių rajono, įkištas tarp dviejų medinukų šitas daugiabutis. Išvažiuojam dabar į Sezemano gatvę. Čia irgi dešinė Pylimėlių gatvės tąsa. Ženklas vienpusis eismas. Ir jau dabar judėjimas vyksta. Jau nekalbant apie piko valandas. Sezemano važiuojam. Iš Sezemano važiuojam Pylimėlių gatve. Vaizdas Pylimėlių gatvės. Pagrindinė Pylimėlių gatvė. Kuri patapo tranzitinė, be šaligatvių. Iš vienos pusės lyg tai ir yra kažkas. Ir va čia mūsų tas daugiabutis 42 Pylimėlių A. Ir kaip parkuojami automobiliai. Čia ne piko valanda. Šaligatvių nėra. Judėjimas link viešojo transporto stotelį. Šaligatvių nėra. Tai yra Pylimėlių gatvė. O čia yra daugiabutis, kur cokoliniame aukšte turėjo būti negyvenamosios patalpos, nors jos visos gyvenamosios. Kur čia urbanistinis kontekstas, vien vienbučiai aplinkui ir pastatytas Pylimėlių 42 daugiabutis. Prastovėjom 5 minutės. B kategorijos gatvė. B kategorijos gatvė. Čia šiemet padarė šaligatvę ir apšvietimus. Žymusis mūsų šaligatvis Sezemano gatvėje. Kita šaligatvio vieta Sezemano gatvėje. Įvažiavimas į Simonavičiaus akligatvę, miško kelias. Šaligatvių nėra. Asfaltas pačių paklotas. Matomumas jau matosi koks, jeigu vaikui išbėgus. Kairėje pusėje mūsų kotlečiukai. Ir ten numatomas statyti akligatvio gale daugiabutis. Daugiabučio būsimo vieta. Pylimėlių gatvė. Įvažiavimas į būsimą daugiabučio namo teritoriją. Aplinkui vienbučiai. Šioje vietoje iš Sezemano gatvės jau šaligatvio nėra. Šaligatvių nėra ir Pylimėlių gatvėje toliau. Urbanistinis kontekstas arba Pylimėlių rajono gėda. Tarp dviejų vienbučių įkištas daugiabutis, nei šioks, nei toks. Taip mes matome plėtrą. Vienbučiai namai aplinkui iš visų pusių.